Nereikia būti dideliu specialistu, kad suskaičiuotum, jog šildymo sezonas Lietuvoje tęsiasi apie 6 mėnesius, o kartais būna ir dar ilgesnis. Kada baigsis ši kol kas nešalta žiema, šiandien dar niekas nežino, bet tikrai gali būti, kad kitą žiemą mes kalbėsime apie rimtą minusą už lango. Pasirinkimas gana platus, o neteisingai pasirinkta šildymo sistema gali kainuoti labai brangiai. Norint sutaupyti ir pasirinkti teisingai, verta pasikliauti ekspertų nuomonę ir patarimais. Kas tinka kaimynui, draugų, giminaičių, nebūtinai tiks jūsų namam, nes kiekvienas namas yra individualus. Renkantį šildymo sprendimą labai svarbu atsižvelgti į savo namo pačią techninę būklę, charakteristiką, šiluminę varžą, koks yra šildomas plotas, kiek ketina arba gyvena žmonių, kiek reikės paruošti karšto vandens. Dėl to šitas atsakingas žingsnis reikalauja jūsų ir laiko investicijų, ir pinigėlių investicijų, nes kartais sumokėjus šiek tiek didesnę pradinę investiciją už šildymo sistemą, ilgainiui kas mėnesį jinai tikrai bus atsidėkos mažesnėmis šildymo išlaidomis. Tačiau ne pirmos jaunystės kietojo kuro katilas vargu ar bus toks mandagus, kad padėkotų. Na, nebent labai mėgstate būti kūriku ir nebus pastovios komfortiškos temperatūros. Vienas iš tokių plačiai paplitusių šildymo būdų yra šildymas kieto kuro katilais, kada yra šildoma briketais, malkomis, akmens anglimis, durpių briketais ir visais kitais panašiamis kuro rūšimis. Anksčiau tai buvo vienas iš pigiausių šildymo būdų. Tačiau dabar, kaip keičiantis kuro kainomis, jos yra labai nepastovios, jau šito dalyko negalima teikti, kad yra pats pigiausias variantas, o turi labai daug trūkumų. Nuolatinė katilo priežiūra, jį reikia nuolat valyti, tarsi dirbti namie pečkuriu, nes nuolatinės ir katilo įkrovos reikalingos, galų gale ir tai nėra ekologiškas sprendimas. O pasiruošti kurą jį reikia kažkur sandėliuoti, tai reiškia, jūs turite numatyti namuose ir papildomas patalpas ar lauke ar kažkur kitur, kad paruošti tą kurą, kur jį laikyti ir po to, kad šildymo sezono metu jūs galėtumėte jį naudoti. Mažiau galvos skausmo sprendžiant dėl pasirinkimo turi tie žmonės, greta kurių namų eina dujotiekiai. Dujinis šildymas patogus sprendimas. Tačiau ką daryti, jei dujotiekio šalia sklypo nėra? Tačiau vis populiaresnis sprendimas tampa atokesniuose miesteliuose ir miestuose. Tas pats dujinis šildymas, tik tai dujos pristatomos dujų balionais ir pristatomos suskystintos naftos dujos, kurios yra gerokai ir kaitresnės už gamtinės dujas. Tai šitą sprendimą iš tikrųjų renkasi namai, kurie yra atokiau nuo miesto. Svarbu, kad tik tai būtų prie to namo privažiavimas. Tai gali būti ir vienkiemis ar kažkokia sodyba, ar ne. Privažiavimas reikalingas tam, kad galėtų aptarnauti jūs įmonė, atvykti ir pakeisti tuščius dujų balionus pilnais, kad jums būtų garantuotas nenutrūkstamas šildymas ir pastovus dujų tiekimas. Šis sprendimas puikiai tinka namams, kuriuose yra ir radiatoriai, ir grindų šildymo sistema. Šita dujų šildymo sistema, dujų balionais, jinai pasižymi vėlgi patogiu naudojimu, lengvų valdymų priežiūros principe nėra jokios. Tai vėlgi temperatūra nusistatoma automatiškai, kokią jūs norite namuose, jūs tokią ir turėsite. Ir būtent šią šildymo sistemą labai mėgsta senesnės statybos namų savininkai, nes kaip ir prieš tai pasako apie kieto kuro katilus, ši sistema labai draugauja. Jeigu prieš tai namuose buvo kieto kuro katilas, įrengus Sauridos dujų šildymo sistemą, galima naudoti pakaitomis vieną arba kitą sistemą. Jeigu kaip pavyzdys jūs turite kieto kuro likutį ir norite sukūrenti, jūs tai galite ir padaryti. Jeigu kada norisi komforto, patogumo, pastovios temperatūros ar išvykti ilgesniam laikui iš namų, jūs ir įjungiate dujų šildymo sistemą ir savo ramiai galite būti užtikrinti, kad namai bus šilti, saugus ir jums jokio apie tai rūpesčio. Nemažiau svarbu, kad patikimą konsultantą jūs galite pasikviesti į namus. Dujos, kodėl pasirinktos buvo, kad labai patogu įrengti ir vienintelis, turbūt vienas iš pagrindinių pliusų, kas liko, tai kad ta senoji šildymo sistema kieto kuro buvo palikta. Ir kaip sakoma, prie buvusios sistemos šildymo prisijungia dar komfortiškesnė viena. Tai aš kaip ir sakau, savaitgalį tu gali pasikurti malkomis, jeigu nori pataupyti dujas,
darbo dienom įjungi palaikymui dujas ir tu grįžti namo, tu visai kas šilta. Saurida, kaip šildymo sprendimų specialistai, mes turime ganėtinai platų įrenginių pasirinkimą nuo kieto kuro katilų, dujinių katilų, dujų tiekimo sistemų, oras vanduo šilumos siurblių, oras, ir dar įvairių tokių šildymo sprendimų. Tai kada klientai kreipiasi pas mus, išklausom norus, pagėdavimus ir galim pasiūlyti iš kelių skirtingų sprendimų įsirinkti būtent kliento namams patį geriausią. Nes kaip pavyzdžiui, klientas sako, aš noriu statyti oras vanduo šilumos siurblį. Gerai, jeigu yra tokie norai. Paklausi kliento, kokia namo šiluminė varža, koks plotas, ką šildysim, kokios name yra instaliacijos, ar tai radiatoriai, ar grindys, kokie tie radiatoriai. Tikrai nemažas klausimynas, ką reikia išsiaiškinti apie kliento namus. Ir atvykus pas klientą į namus, tarsi vadybininkas prieš tai girdėjo, kad ten kokia A su minusu klasėje, ten 100 kvadratų ir vandens tik truputėlį reikės, o atvykus į namus jau su oras vanduo šilumos siurblio pasiūlymu vienokio ar kitokio modelio, ar ne, ar ten vieno ar kito gamintojo, vadybininkas randa, kad tai namas tikrai B, C ir dar žemesnės klasės. Name didžiuliai radiatoriai, kuriam būtent reikalingas aukštas termofikatas. Ir tada iš karto siūlai kitą sprendimą, siūlai pasvarstyti apie galimybę tada šildyti dujų balionų sistemą, galbūt kažką tai kito, nes klientas tikrai nesidžiaugs pasirinkęs ne savo namų tinkamą įrenginį, kuris galbūt kitam namui tai kuo puikiausiai tinka. Tai šitoj vietoj kartais klientų žodžiais telefono konsultacijos metu ne visą laiką gali patikėti, nes atvykęs į namus pasirodo jau nebe vienas žmogus gyvena, o tas žmogus, žmona ir dar vaikai dažnai atvažiuoja, tai iš vieno žmogaus gaunasi jau 4 ar 5 asmenų šeima. Tai atrodo tokie nutylėti niuansai, bet jie po to juk visų daro ir visą esą. O diskusiją apie tai, koks sprendimas galėtų būti optimalus jūsų name, pratęsime artimiausiose laidose.